Raima, tu visą laiką buvai durnas, bet dabar žinok, esi durnas kvadratu. Ji tau iki tol gadino gyvenimą, dabar gadins ir toliau. Viskas, seniai, užknisai. Daryk kaip nori, tavo reikalas iki. Įsivaizduoji, Raima. Pas tą savo Raima, tu visą laiką buvai durnas, bet dabar žinok, esi durnas kvadratu. Ji tau iki tol gadino gyvenimą, dabar gadins ir toliau. Viskas, seniai, užknisai. Daryk kaip nori, tavo reikalas iki. Įsivaizduoji, Raima pas tą savo durą grįžta. Pas kurią? Pas į visos duros. Pas Birutę. Raimundai, mes jau pusantros savaitės kartu. Reikia susipažinti su mano tėvais. Ką manai? Gerai? Tu nenori? Taigi pasakiau, gerai. Ne, padarai pauzę, tarsi visai nerūpėtų mūsų santykiai. Tai nedariau aš pauzės, taigi sakiau. Neriek ant manęs. Nekelk balsą. Gerai, atsiprašau. Ir neatsiprašinėk, čia yra silpnųjų požymis. Nepatinka. Ai, koks tu vis dėlto sunkus žmogus. Aš stora. Tu nori pasakyti po viso, kad aš esu stora? Taip, kur aš esu? Čia stora? Kur stora? Čia stora? Bet kam jis pas ją grįžta? Pirkūna šiandien. Gal jinai pasirašo ant ko nors tokio? Kam pasirašo? Nežinau, Pala. Tu nori pasakyti, kad jį pasirašo kažkam, kam nepasirašau aš? Ne. Tai tu išbandyk. Ne, baig, aš tave ir taip myliu. Tai ir aš tave myliu, išbandyk. Dabar? Irma! Kas yra, ašgi pasirašiau? Irma! Nesiartink prie manęs! Savaitę! Oi, bet vis dėlto taip gerai, kad mes kartu. Aha, Nesitaškyk, atsiprašau. nesiprašinėk. Nes tai yra silpnumo požymis ir tau tai nepatinka. Raimundai, aš noriu pakalbėti apie mūsų ateitį. Ai, gerai. Ne, kai tu šitaip apsirengęs, galiu kalbėti nebent apie praeitį. Tolimą ir labai nešvarę. Persirink! Erzini mane juokais ir nejuokais. Šiandien tu man graži, šiandien man patinki, Jurgita. Nu va, labai gerai. Raimundai, mes kartu jau tikrai ilgą laiką. Reikėtų pakelt mūsų santykius į kitą aukštesnį lygmenį ir kartu praleisti visą laiką. Kas, nenori? O tu nori vestuvių? Raimundai, mes galime kartu išsinuomot butą. Birutė, va nuo to viskas ir prasideda. Poros apsigyvena kartu. Tada vieną nuostabų vakarą sėdi ant sofos, geri alų, prie tavęs prieina, atsisėda šalia, išjungia teliką ir tau sako. Ką jie daro? Ką darai? Kojas nuo sofos nimk. Mums dėts. Meškiuk. Aš pagalvojau, mums reikia mūsų santykius perkelti į kitą lygmenį. Kur perkelt? Įforminti juos. Gyvensim kaip normalų žmonės. O dabar gyvenam tipo kaip iškrypėliai. Ne. Bet tu nebijogi, niekas nepasikeis. Tai aišku, niekas nepasikeis. Atsiras vaikai, rūpesčiai užgrius. Vienas kitam pradėsim skirti vis mažiau ir mažiau dėmesio. Aš vieną dieną išeisiu miegoti ant sofos, o tu vienas iki prieisi ir pasakysi. Edvinai. Mums reiktų pasikalbėti. Tai gerai, taip ir taip tai visą laiką kalbėti. Tai ir gerai, aš kalbėsiu, o tu klausyk.
Edvinai, mes vedė 9 metai. 9,5. Nepertraukinėk, prašau. Ir aš pagalvojau, kad kur mes judam. Ir supratau, kad niekur. Mes stovim vietoj. Ir atvirai sakant, aš ir nenoriu toliau su tavim kažkur judėti. Tavelnės ant kauklės užsirojau. Ką sakai? А что такое тебе, Жуля? Labas, Rima, tu nepatikėsi. Aš išteku. Ir mūtė, kaip aš džiaugiuosi už tave, mano meluoji. Taip, fainai. Vamzdės Raima, atrodo, prisidirbau. Ką, Irma su kita pagavo? Ne, tipo, ženijus. O, seni. Sveikinu. Nu, ačiū, padla. Nori naujienos? Nagi. Aš matyt skiriuosi. Sveikinu. Džiaugiuosi. Kaip jauties? Aš tai normaliai. Bet va Edvinas pas porų psichologą tempėsi. Nes, žinai, nepadės. Ir būtent, aš taip džiaugiuosi už tave, meluoji man. Aš išteku. Rimutė, gal tu žinai, kas yra čiberžolės? Tai kada laidotuvės? Irma nori vasarą. Gamtoj, tipo. O kuo čia gamta nusidėjo? Nu, nors. Laidotuvės gamtoj neblogai irgi. Nu, aišku, supratau, padėjai. Kaip tu? Gerai. Birutė siūlo kartu apsigyventi. Tai ir tau tas pats grėsia. Seni, tu mane žinai, dar negimė tokia pana, kuris sutramdytų tokį eržilą kaip aš. Jo, žemaitukas grinavėslis. Taigi, kokio buto ieškote? Aš taip pagalvojau. Mes tai pagalvojame, kad ieškome 4 kambarių. Būtų kur nors centre. Taip, Raimundukai? Taip. O, turiu jums puikų pasiūlymą. Butas Vingrių gatvėje 110 kvadratinių metrų. Galima pažiūrėti? A, gerai. Nespykit. Neaiškinkit, kas jūs esat, psichologas. Gerai, atsiprašau. Ir nesiprašinėkit čia silpnai košės. Na, jums ir pasisekė. Tai jau taip. Ką? Na, žinai, šitą renginį aš ir pats būčiau neprastai suplanavęs. Tai tuo metu būtum vestuvių planuotojas, o ne vestuvių jaunikis. Patūpyk, jėgas pirmai naktį. Sveiki, malonu Jūs matyti. Labą dieną. Labą dieną. Aš labai sveikinu Jūsų. Jūs tiesiog švytėt. Aš tikrai tokia laiminga, kad mes pagaliau tuoksimės. Nu taip, išsiskirti jau turbūt vis tiek nebepavyks, tai sakom, ko čia laukti. Aš daugiau kaip 10 metų užsiimu šeimos psichologiją ir per tą laiką pastebėjau, kad metams bėgant mes imame vieni kitus vertinti kaip savaime suprantamus dalykus ir pamirštame tą žmogų, kurį kadaise pamilome, tą nuostabią princesę, tą idealų meilužį. Svarbu tai prisiminti ir atgaivinti pamirštus jausmus. Egle, jūs atsimenate, kaip Edvinas jums pasipiršo? Aš papasakosiu. Eglutė, Taip. pažiūrėkim, kągi aš čia užsakiau. Ar tekėsi už manęs, princesė mano? Ar tekėsi už manęs, princesė mano? Ak, Edvinai, Eglutė. aš tokia laiminga. Jūs rimtai? Jūs nuoširdžiai tikit, kad Edvinas galėjo man tai pasipiršt? Na taip. Tuoj aš jums viską papasakosiu. Egle, Na, aš galvoju, nu, mes jau kaip ir 2 metai kartu, ne? na. O jūs gulvydė, čia padažu, čia. Ir viena nukrytų. Klausyk, čia mes tokią, nu, romantišką vakarienę turim, kažkokią dar romantišką vakarienę, tai pažiūrėk. Gal alaus? Jo, alaus gal atneš. Vieną? Aha. 2. Tai žiūrėk,
Aš galvoju, kad mes jau čia kaip 2 metai, ne kartu. Tai, nu, gal reikėtų mums ir... Ai. Dega. Ai, dega. Galvoju, ar bus tu, nu, gali būti mano, nu, žmona. Tekėsiu. Tarkime videoklipą. Kaip jūs susipažinot? Prisimeni? Albertai. Na ką, brangieji, laikas nenumaldomai bėga, jūsų šventė artėja, reikia susikaupt, nes šokti reikės jums. Jeigu manęs neklausysit ir susimausit, gėda bus jums. O tai jeigu mes jūsų klausysim, bet vis tiek susimausim, gėda tai bus jums. Negerbiamoji, gėda bet kokiu atveju bus jums. Taigi, prisiminsim judesius, kuriuos mokėmės šitas paskutinės 2 savaitės, dabar pakartosim su manim, o paskui jau patys. Taigi, mergytės, krūtinytės papūstos, akytės žvilga, berniukai, na, irgi kaip galit. Ir, Birutė, praminor. Gerai, mažoru. Ir 1, 2, 3, 4. Saulė iš dešinės, debesis iš kairės, sparnai išsiskleidžia ir linguojam, linguojam. Turbulencija dreba, 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 diržus užsisegam ir pirmin. Ir 3 į šviesią ateitį. Na ir čia skamba jūsų nuostabusis firmos himnas, ar ne? Puiku, dabar 4 žingsniukai atgal ir be manęs. Ir 1, 2, 3, šypsomės iš dešinės, iš kairės ir skrendam, linguojam ir turbulencija dreba, 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 diržus užsisegam labai gerai ir pirmin, ir šypsomės ir plačiai, ir 4. Puiku, beveik jau labai gerai. Dabar pakartokit dar sykį ir dar sykį ir dar sykį. Prašau, prašau, prašau. Gerbiamas režisieriau, galiu trumpam sutrukdyti? Galima. Aš labai norėčiau jūsų paprašyti individualios repeticijos su manim dėl tos solinės vietos, kur aš šoku. Ar galėčiau tikėtis? Nu, tą solinę vietą su tokia mergina galima nuo ryto iki vakaro repetuoti. Kaip jūs mielai flirtuojat, nors tos merginos jums geri nelabai. Kaip merginos man nelabai. Juk jūs toks choreografas, toks plastiškas ir dėmesingas detalėms. Ir tokias mėgstat moteriškas spalvas? Moteriškas? Nuostabu. Ar jūs suplanavot savo mergvakarį? Taigi, merginos, mes visos dabar turim užrašytą ant lapuko, už ką mes mylim visi mūsų Irmutė, kuri rytoj išteka. Tu esi karalienė. Tu esi super, super, super. Tu pati geriausia. O taip, o taip. O bernvakarių? O. Tai va, aš viską esu sugalvojus, suplanavus. Aš irgi. Bet mums video paslaugų nereikės. Kodėl? Per brangu. Mieloji, tu man pati svarbiausia. Nusiramink. Tu visiškai manęs nemyli. Tau nerūpi mūsų jausmai.
mūsų santykiai. Raimundai, tyli? Tai tau visiškai nerūpi mūsų santykiai, taip? Ką tu šneki? Nu, tai aišku, kad rūpi. Aš tave myliu, tu man pati svarbiausia. Grįžk, prašau. Išsinuomokim būtą, bet kokį kainą nesvarbu. Tu pati svarbiausia. Gerai? Taigi taip, aš pagalvojau, geriausiai mums tiktų penthauso tipo butas. Turite tokį? Koks penthausas, Birutė, išprotėjai. O aš tavim tikėjau. Birutė. Nekenčiu tavęs. Metams bėgant mes sukaupėme nemažą savo artimui pykčio naštą. Ir jeigu mes tą pyktį kaupsime savyje, laikysime, tylėsime, vieną gražią dieną jis mus perpildys ir išsiverš kaip vulkanas. Egle, ar atsimenate pirmą savo pykčio Edvinui protrūkį? Jūs žinot, aš jau pirmą vestuvių dieną norėjau jį prismaukti. Nu, baik, nu, tu ką, vis dar atsimeni. Taigi, ne mano mintis buvo, aš tau sakau. Kurgi ne? Nu, Hebra, žinokit, kažkokia nesąmonė. 5 minutės iki surašymo ir Eglė sugalvoja, kad mes vienas kitam turim parašyti kažkokią sveikinimo kalbą. Tik, jinai mat filmą kažkokią matė. Edikai! Aš negeriu. Mums dar nusifotografuoti reikia. Varom tik tai greičiau. Ediu! Va, man dar fotkintis, aš nieko nespėjau. Varyk tu fotkintis, o mes tau kalbą parašysime. Mes su Raima. Nori eilėm? Jo, eilėm. Eik tu savo, aš jūs myliu, nu. Užsigerk. Jeigu ne Eglė, tai aš jūs veščiau. Tu gal Eglė vesk. Gyvenime susitikote kaip vyras ir moteris. Atvykote čia kaip sužadėtiniai, o išvyksite kaip sutuoktiniai. Skelbiu jūs vyrų ir žmoną. Galite pasibučiuoti. Kaip mūsų dukrelė išaugo. Gerbiami sutuoktiniai, pasveikinkite vienas kitą santuokos sudarimo progą. Aš labai ilgai galvojau, ką man pasakyti šią progą. Ir aš supratau, kad aš labai džiaugiuosi šią šventą sąjungą. Ir aš dėkoju Dievui, kad man atsiuntė tokį tobulą vyrą, su kuriuo aš išgyvensiu iki pat mirties. Ir aš jaučiu, kad mūsų širdis plaka vienu ritmu. Ačiū tau, Edvinai. Aš tave labai myliu. Ačiū. Aš labai jaudinuosi, tai savo perskaitysiu. Šią šventą santuoką sujungiame žiedais. Dabar kartu gyvensim Eglę amžinai. Ir su džiaugsmu didžiu aš pasiryžęs ištverčią santuoką. Ištverčią santuoką. Nesijaudink, aš tau padėsiu. Puikiai pradžia. Kur tu čia sustoji, baigiava? Ir su džiaugsmu didžiu aš pasiryžęs ištverčią santuoką lyg sunkų kryžių, užmovęs tau ant piršto žiedą šį, ant kaklo užsimaunu kilpą prieš pat šuolį, prisiekiu kantriai kes tave, iki gražesnė moteris mane pakvies į guolį. O tai ačiū tau, Edvinai! Aklutė. O tai ačiū! Eglė! Ten buvo ne mano žodžiai. Čia ten jie, tu... Iš viso, kas galėjo sugalvoti tas kalbas per vestuvės? Tu iš vis mažiau durnų filmų žiūrėti reikia. Sveikinu. 1950 € mėnesiui. Štai sutartėlė, prašom. Raimundai, aš taip džiaugiuosi, aš visą gyvenimą svajojau apie tokį butą. Mes trise gyvensim kaip pasakoj. Kaip trise? Taigi Rudis. Koks dar Rudis? Rudis, mano šeškas. Mūsų šeškas. 1950 € buto nuoma per mėnesį? Nu,
Įsivaizduoja, jinai daro su juo, ką nori. Kokia suknelė? 1900, oi, už suknelę. Jo, už vestuvinę suknelę, įsivaizduoji, ji daro su juo, ką nori. Kiek? 550 eurų? Čia mano viso mėnesio atlyginimas. Dar būna tokių alimentų? Čia nenormalu. Nu, aš ir sakau. Siurbėlė. Dar gersi? Gerai, dar vandens vieną. Taupyti reikia. Po 30 suvoki, kad tavo gyvenimas panašus į šviesoforą, nes deganti šviesa bet kuriuo metu gali pasikeisti. Sveikas. Labas. Pavaišinsi vienišą merginą? Gal vandens? Vandens. Mums vandens. Du. Ką čia tau dar papasakot? Nusprendėm, bus balti žibintai ir ant kiekvieno stalo po baltą meškiną. Ir išsirinkau suknelę. 1950 eurų. Tai čia, sakyčiau, nei pigi, nei brangi. Ir visas gyvenimas kaip šviesoforas. Tu apsimeti vaikų. Man su tavim labai, labai sunku. Nors šiandien tu man graži, šiandien tu nuostabi, kokia esi.